Karjeros dienos šiais metais pritraukia 100 įmonių. Tai iš kiekvienos įmonės atvyksta ne vienas atstovas, tai mes irgi labai džiaugiamės, kad mes vien iš įmonių turime apie 400 žmonių. Studentų tikime sulaukti vėlgi apie 4000, taip pat dalyvaus mokyklos. Mes šiemet pirmą kartą pakvietėm vyresniųjų klasių moksleivius iš mūsų mokyklų, su kuriomis universitetas bendradarbiauja. Tai iš tikrųjų bus, tikiuosi, tikrai įspūdingas renginys ir mes tikrai turėsime naudingų kontaktų, užmegztų pažinčių, kurios ateityje mums padės toliau vystyti savo karjerą. Universitetas pats pasitikrina ir tai yra tam tikras mato vienetas, ar jų teikiamos žinios, ar jų programos atitinka šiandien rinkos poreikius. Visų antra, tai yra studentams galimybė šiandien pagalvoti apie ateitį, pabandyti ją konstruoti ir pasirinkti galimybės Lietuvoje veikiančių įmonių tarpe. Įmonių interesas yra visiškai natūralus ir labai apgalvotas. Kiekviena įmonė planuoja savo darbuotojų pamainą, planuoja plėtrą, planuoja, kokių reikia žmonių, todėl čionais įmonės gali įvertinti, ar tai, ko jiems reikia, jau yra. Pritraukti tos žmonės, galų gale pareklamuoti ir savo vardą, tam, kad tokių susidomėjusių ir norinčių būtų daugiau. Studentams aš manau, kad tai yra investicija, nes tai nėra tiesiog pramoga, tai yra investicija, gebėjimas save pateikti, išbandyti jau pokalbį tam tikrą prasme netiesioginę ir aišku gerai suvokti darbo rinką. Čia atėjau susipažinti su šiuo metu rinkoje esančiais praktikos ir darbo pasiūlymais. Tikiuosi pakalbinti bent porą įmonių atstovų ir galbūt susirasti praktikos vietą vasarai. Manau, kad tokie renginiai yra labai naudingi, nes studentas gali pabendrauti realiai su įmonė, gali gauti tiesioginę informaciją, kaip viskas vyksta įmonės viduje. Aš atėjau, nes norėjau sužinoti apie įmonių teikiamas galimybės, apie galimą praktiką, kurią galėčiau atlikti. Taip pat domina, kur galėčiau įsidarbinti, kai baigsiu universitetą. Būtent šio renginio metu galiu sužinoti visą reikalingą informaciją labai greitai ir iš patikimų šaltinių.